Tai nevyksta natūraliai, aš to paprastai nedarau. Pakankamai dažnai sakau komplimentus pažįstamom moteriams, bendradarbėms, merginoms iš savo draugų rato. Man tai nėra sudėtinga, viskas labai įprasta. Toks dalykas man yra visiška naujiena ir tikrai bus dar didesnė naujiena mano antrai pusiai. Greičiausiai tai jai sukels tikrai nemenką įtarimą. 70% of women in Lithuania feel unappreciated both at work and at home. It is up to us, the guys, to show her gratitude for the small things she does every day to make our life better. Say thank you to your colleague for listening to your problems. Tell your girlfriend that she cooks better tomato soup than your mom does. She will take it as a compliment. Pirmadienis, pirmoji eksperimento diena. Netrukus pasibandysim su mano antrąja puse. Labas rytas. Kaip nuostabiai atrodo, kai ražaisi. Ačiū. Eksperimentų dėliai pasikviečiau kolegę pakartoti savo prezentaciją. Manau, kad turėsiu gerą komplimentą jai. Nežinau, ar čia tavo balse kažkas yra, arba tu taip pateikė, bet iš karto mane įtikinai. Smagu girdėti. O ką? Šiaip. Tiesiog mane tikrai stebina, kaip tu sugebi prisiparkuoti nežiūrėdama per petį. Kodėl klausai, kada dirbo? Šiaip. Labą dieną. O sakykit arbatos, kokios turit. Labai ačiū už profesionalų aptarnavimą. Šiandien su eksperimentu man padės mano draugas Tomas. Atvykau nupirkti gėlės savo merginai ir šiandien sakysiu komplimentą nepažįstamai moteriai. Pažiūrėsim, kaip seksis. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad buvai puikiai išmanot gėlės. Ir ačiū už tai, kad turėjau taip kruopščiai pasirinkti. Ačiū. Koi, su viso. Po viso šito dalyko iš tikrųjų labai maloniai nustebino tai, kad keli galbūt šiek tiek neįprasti komplimentai tikrai turėjo teigiamą poveikį, ypatingą, jį tiesiog prašviesėjo akise. Pastebėjau, kad kai sakiau komplimentus vidinėms savybėms, moters vidui, jos mieliau jos priimdavo, labiau vertino ir labiau galbūt įsimindavo. Šią savaitę aš pradėjau pastebėti dalykus, kurių anksčiau nepastebėjau. Ir pasirodo, kad tose dalykuose, tose smulkmenose Mindaugas mato grožį. Kaip kasdienybėje toksai dalykas padeda netgi daugiau negu kaip pastebima išorinį grožį, kas leidžia kiekvieną dieną kažkaip labiau pasitikėti ir spindėti iš vidaus.